Prieš keliasdešimt tūkstančių metų pirmieji modernieji žmonės, mūsų protėviai, pagaliau pasiekė Europos žemyną. Jie keliavo medžiodami megafauną, mamutus ir kitus milžiniškus gyvūnus. Vėliau išmoko prisijaukinti gyvulius ir išrado žemdirbystę. Tačiau kaip tai vyko? Ar jie išnaikino neandertaliečius, ar su jais ir kryžminosi? Iš kokių etninių grupių susiformavo kitų europiečių, taip pat ir lietuvių genetinė tapatybė? Naujausi genomo tyrimo metodai jau leidžia atsakyti į šiuos klausimus. Paleogenetikai prakalbina net prieš kelis tūkstančius metų mirusius asmenis. Visai neseniai Lietuvos genetikai kartu su užsienio kolegomis baigė sudėtingą ir platų europiečių genomų tyrimą, kuris išspausdintas žurnale Nature. Jie ištyrė itin seniai palaidotų žmonių palaikus. Tie tirti asmenys, liekanos jų, palaikai, kurie buvo tirti, tai 7-8 tūkstančių metų senumo. Aišku, šitie darbai yra labai sudėtingi ir kartais Lietuvoje manęs klausia, kodėl mes netiriam palaikų, kadangi Lietuvoje irgi, jūs žinot, yra vykdomai kasinėjimai, atkasami vienokie ar kitokie kapai, pradedant radvilom ir taip toliau. Ir vis nori ką nors patikslinti, deja, tam reikalingos ypatingos sąlygos. Ypatingos. Ir realiai Lietuvoje tokių sąlygų nėra. Sunkiausiai išsprendžiama problema – tyriamų mėginių užteršimą šiuolaikinę DNR. Iškastinių palaikų tyrimams labai švariose patalpose švedų paleogenetikas Svante Pebo sukūrė metodiką, kurios vienas iš etapų yra DNR padauginimas, kad genetinės medžiagos pakaktų analizei. Todėl jo grupai pavyko iš kelių skirtingų neandertaliečių kaulų išskirti ir rekonstruoti praktiškai visą neandertaliečio genomą. Tai buvo patvirtinta, kad modernūs žmonės kryžminosi su jais prieš maždaug 50 tūkstančių metų. Jis darbavosi ir rekonstruojant europiečių genomą. Šio darbo tikslas buvo nustatyti, kokie genomai turėjo įtakos formuojančių laikinį europiečių genomą. Tai yra, kokį įnašą padarė vienokie ar kitokie genomai, tuo pačiu aišku žmonės, kurie pernešė tuos genomus. Biotechnologijos ir molekulinės genetikos metodais įmanoma iššifruoti iš mūsų protėvių kaulų išskirtą DNR, net jei joje yra daug pažeidimų. Genetikas Davidas Reichas iš Harvardo medicinos mokyklos su kolegomis ištyrė 9 senovės europiečių palaikų genomus. 7 medžiotojai rinkėjai gyveno prieš maždaug 8000 metų dabartinės Švedijos, o 1 Liuksemburgo teritorijose. 9 žemdirbys prieš 7000 metų gyveno Vokietijos teritorijoje. Palyginę jų genomus su šiuolaikinių europiečių ir artimųjų rytų populiacijų genomais, tyrėjai atrado, jog šiuolaikinių Europos populiacijų genų rinkinį sudaro 3 labai skirtingų populiacijų genetinis fondas. Seniausiai iš jų buvo pirmieji europiečiai, jau prieš 10-11 tūkstančių metų medžioję ir rinkę po ranka pasitaikančias gamtos gėrybes. Antroji – žemdirbiai atkeliavę iš artimųjų rytų prieš 8,5 tūkstančio metų ir ėmė kryžminti su pirmaisiais. Tačiau labiausiai mokslininkus nustebino 3 genų donorų grupė – imigrantai iš Šiaurės Eurazijos, Sibiro, kurie pasiekė Europą kiek vėliau, prieš 7000 metų. Svarbu tai, kad tyriant visą genomą galima kur kas išsamiau apibūdinti senovės žmonės, pasakyti, kokiamis lygomis jie galėjo sirgti arba kaip atrodė. Tarkim, iš Liuksemburgo ir Štutgarto tirtiem asmenim buvo būdingi tamsus plaukai, juodaplaukiai, taip galbūt. Na, taip pat iš Liuksemburgo, Ispanijos ir Švedijos žmonės buvo mėlynakiai, tie, kurie buvo ištirti. Taip pasako, ne tirdami akių spalvą, o žiūrėdami į genus, kokie yra genai, kokie tų genų variantai. Mes šiandien jau žinome, koks variantas, kokią spalvą lemia. Būtent genų analizės rezultatai ir nustebino tyrėjus. Paaiškėjo, jog tamsaus gymio mėlynakiai medžiotojai rinkėjai susidūrė su ruduakiais, tamsiaplaukiais, bet šviesaus gymio žemdirbiais, atkeliavusiais iš artimųjų rytų. Profesoriaus Vaidučio Kučinsko grupės tikslas buvo nustatyti, kokią lietuvių genomo dalį sudaro ateivių iš šiaurės rytų genetinė medžiaga, kokia gauta iš artimųjų rytų genčių, iš Anatolijos esančios šiuolaikinėje Turkijoje, o kokia iš vakarų Europos. Ir šitame darbe reiškia ir mūsų genomą apibrėžė irgi, kad
realiai mes esame faktiškai atsidūrę ant tokios takoskyros, tą ką ir politiškai kartais mes aiškinam, bet ir genome tas aiškiai matosi, reiškia. Pati didžiausia dalis mūsų genomo yra iš senųjų šiaurės rytų populiacijų. Sunku pasakyti, kokiu keliu jie čia atkeliavo ir kaip jie čia mums perdavė, bet aš turiu galvoj Europos šiaurės rytus. Per tas populiacijas visi komiai, taip toliau, kurie yra ugrofinai. Tai reiškia, kad mūsų protėvių genetinis fondas buvo papildomas šiaurės rytų genetinio fondo. Tirti lietuvių populiacijos mėginiai yra artimiausi estų mėginiams. Šie rezultatai patvirtina ir ankstesnių tyrimų duomenis. Artimųjų rytų populiacijų gyventojų genomo dalis mūsų genome yra mažiausia iš tyrinėtų populiacijų. Tiesiog ir pažiūrėjus į mus mes nelabai panašus į arabus. Rezultatai leido įvertinti, kaip ir kada migruojančios tautos paveikė mūsų protėvių genų struktūrą, su kuo ir kada jie kryžminosi. Tačiau kita vertus, tai mokslininkams užminė ir keletą naujų mįslių. Šiandien akivaizdu, kad, tarkim, Izraelio žydų aškenazių genome, toliau Sicilijos gyventojų genome, dar kai kurios vietos, kurios yra aplink Viduržemio jūrą, jų genomai yra labai, tikėtina, yra labai artimi tiems pirmiesiems gyventojams atsikėlusiems lygtai iš ar tolimesnių iš Anatolijos ir kitų vietų ir galbūt iš Afrikos, bet vėlgi nėra ištirta, neturim genomų, su kuo palyginti. Dabar visi turėtų lygtai ieškoti tokių palaikų, kuriuos būtų galima ištirti. Tokie genetiniai tyrimai ne tik tenkina istorijos mėgėjų smalsumą, bet turi vis didesnę praktinę reikšmę. Genomo analizė padeda medikams tiksliau diagnozuoti ligas, pavyzdžiui, intelektinę negalią. Tai viena iš dažniausių šių dienų neįgalumo problemų, nuo kurios kenčia iki 3% pasaulio gyventojų. Net 60% pacientų ligos priežasčių nustatyti nepavyksta. Genetikams tai palyginti naujas sritis, tačiau pastaruoju metu jie mėgina nustatyti patologijos priežastis. Manoma, kad maždaug pusė jų yra genetinės, kitos siejamos su aplinkos veiksniais. Ta išsiaiškinti mėgina Vilniaus universiteto medicinos fakulteto žmogaus ir medicininės genetikos katedros darbuotojai, kartu su Šveicarijos Lozanos universiteto mokslininkais vykdantis bendrą projektą UniGene. Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams. Projektas finansuojamas Lietuvos Šveicarijos programos Moksliniai tyrimai ir plėtra, kuri yra Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos dalis. Mes bandome atrasti genus, kurių mutacijos gali būti susiję su intelektinė negalia. Tai yra kažkaip tai sutrikdo centrinės nervų sistemos funkcionavimą normalų. Taigi bandome atskleisti tiek pirmiausia priežastis, kurios lemia intelektinę negalią, genetinės priežastis. Antras žingsnis yra mechanizmai. Tai yra kokiais mechanizmais, kokie yra patogenetiniai mechanizmai, kurie lemia intelektinę negalią. Tai yra to geno mutacija, delecija ar kažkokie pokyčiai. Kadangi šias ligas dažnai lemia chromosomų defektai, visų pirma tyriami pacientų chromosomų submikroskopiniai persitvarkymai. Ieškoma su intelektinė negalia siejamų genų mutacijų, nustatant genomo nukleotidų seką. Mėginant suprasti, kuo skiriasi pažeistų ir normalių smegenų veikla, atliekami išsamūs paciento tyrimai. Jį ištyrus labai išsamei, mes galime nustatyti naujų žinių, naujų priežasčių, kodėl jam pasireiškia intelektinė negalia. Taigi tas diagnostinis efektyvumas tyrimų, kurio mes atliekame, yra tikrai nemažas. Pavyzdžiui, vektorinės lyginamosios genomo hibridizacijos tyrimo diagnostinis efektyvumas yra 25%. Tai reiškia, kad šiuo metodu jau galima nustatyti 1/4 tyrimų pacientų intelektinės negalios priežastis. Ir beveik pusė tų priežasčių medikams buvo nežinomos. Pavyzdžiui, Smito-Magenio sindromą lemia vieno arba kelių genų iškritimas 17 chromosomoje. Dėl šios mutacijos išsivysto protinė negalia. Žmogaus veidas įgauna specifinių požymių. Kai kurių genų netekimas lemia ir širdies, inkstų ligas. Intelektinė negalia apima labai daug ką.
pagal klinikinį skirstimą yra sindrominė intelektinė negalia ir yra nesindrominė intelektinė negalia. Nesindrominė mes vadinam tokio, kai yra tik intelektinė negalia ir nieko daugiau, nėra kažkokių specifinių kitų ypatumų. Sindrominė intelektinė negalia yra tokia, kada pacientui be kognityvinių tam tikrų sutrikimų taip pat gali būti dismorfiniai požymiai, tai yra tam tikri fenotipo ypatumai arba įgimtos anomalijos, taip pat gali būti neurologinė simptomatika. Kadangi tyriamas visas genomas, galima aptikti bet kurios genominėme luste esančios chromosomų srities defektą, vadinamą segmentiniu nesubalansuotumu. Informacija apie pokyčio pobūdį, dydį ir toje srityje esančius genus leidžia nustatyti žinomas ir unikalias genetinės medžiagos mikroiškritas ar pasikartojimus, taip pat genus, kurių pokyčiai lemia paciento klinikinius požymius. Mes vieno eksperimento metu tyriam visus genus, kurie yra genome. Ir nustatę mutacijas nepriklausomai nuo to, dėl kokios priežasties mes tyriam pacientą, ar dėl šizofrenijos, ar dėl autizmo, ar dėl intelektinės negalios izoliuotos ar sindrominės, mes to tyrimo metu galime nustatyti tą priežastį. Projekto vykdytojai dirba dviem etapais. Iš pradžių Lietuvoje Vilniaus universiteto žmogaus ir medicininės genetikos katedroje atrenkami pacientai, kurie būtų tinkami šiam projektui. Mes turime tos kriterijus ir juos vertindami atrenkame šeimas, kurios tiktų tolesniem tyrimam. Čia taip pat atliekame molekulinio karotipavimo tyrimą, tai yra vektorinė lyginamoji genomo hibridizacija. Tai yra didelės rezoliucijos tyrimas ir ieškom kopijų skaičiaus pokyčių, kurie galėtų lemti intelektinę negalę. Kitas žingsnis yra identifikuoti genus, kurie galimai galėtų būti susijęs su intelektinė negalia. Suradus geną kandidatą, mokslininkai vertina, kaip jo funkcijos sutrikdymas paveikia pacientą, kokią ligą ar negalią defektą sukelia žmogui. Ta tyria funkcinės genomikos specialistai Šveicarijoje. Projektas bus baigtas 2016 metais. Manoma, kad pavyks nustatyti nemažai intelektinės negalios priežasčių. Vis daugiau molekulinės genomikos diagnostikos metodų bus taikoma Lietuvos medicinos įstaigose, siekiant identifikuoti genus susijusius su naujai nustatytais sindromais. Genomų pėdsekiai tęsia veiklą visų mūsų sveikatos labui.